ar jum tai būna? Žiemos metu daugmaž galvojau pasidaryti mašinai cheminį valymą, kai atšils orai truputį, pavasarį. Bet taip gavosi, kad jau rugpjūčio mėnuo ir tik dabar prisiverčiau tai padaryti. O viso tai irgi nulėmė. Tai tinginystė mano tokia, tai nenorėjimas pusę dienos praleisti prie mašinos. Taip ir gaunasi. Sėdynės štai išplautos, išvalytos. Vaizdas jau tikrai pasikeitęs yra, nebėra tų kleckų tokių, kokių buvo. Tikrai žymiai geriau atrodo. Vidus taip pat didžioji dalis kilimų apvalyta, galinės sėdynės išvalytos. Aišku, neina idealiai visų kampų prieiti ir nesinori viską idealiai išvalyti, bet svarbu tą didį plotą kaip nors. Dar truputį liko chemijos, tai putomis užvarysiu, įmirkinsiu ir mėginsiu bent šiek tiek apvalyti. Nes čia ir cementą, ir tepalų, ir antifrizo, visko yra, viso gyvo velnio. Nu, sakykit, ką norit. Tepalo dėmesį tais liko, visa kitka prašviesėja. Nėra idealiai, ta chemija tepalų tokių neima, bet toj parodysiu jums ištrauktą visą vandenį. Čia realiai tik tais bagažinės turinys. Tamsutėlis vanduo. Salonė irgi panašiai atrodo, nėra tiek purvina, bet kai išsiurbia, vaizdai tokie lieka.